Skaitmeninio duomenų pasaulio naršymas gali atrodyti apmaudus, tačiau tai būti nebūtinai turi. Pradėkite aiškiai apibrėždami, ko jums reikia. Ar tiriate istorinį įvykį, ar gilinatės į mokslinius duomenis? Žinodami savo tikslą, padarysite didelę pažangą. Ieškodami informacijos, nesiremkite tik Google paiešką. Tyrinėkite akademinės duomenų bazes ir specializuotas platformas. Jei susidurite su mokamu turiniu, nepasiduokite, ieškokite nemokamų prieigos galimybių per savo mokyklą ar alternatyvias duomenų bazes. Naršydami naudokite meniu ir navigacijos juostas, kad greičiau rastumėte reikiamą informaciją. Nepamirškite apie hipersaitus, jie gali nuvesti jūs prie susijusių temų ir vertingų išteklių. Atminkite, kad savo paieškos strategijos tobulinimas yra svarbus. Jei gauti rezultatai nėra tinkami, pakeiskite raktažodžius ar filtrus. Laikui bėgant tai pagerins jūsų tyrimo įgūdžius. Galiausiai, nuolat atnaujinkite savo strategijas, kad nepraleistumėte naujos informacijos. Su šiomis technikomis jūs naršysite skaitmeninėje erdvėje su pasitikėjimu ir lengvumu.